Nu, va, žodžiu, čia dar bus kita užduotis. Tai dabar jūs esate tik tai 5, tai yra sudalyvausiu su jom, nes kad būtų po lygiai reikės po 2 pasitirsti, tai nuo pirma komanda bus Farbinis ir Oskis, ateikite tenai atskirai truputį, va tenai pasitraukit. Tada kita komanda Tankėdis ir Fredas, irgi tenai toliau atskirai ateikit, ir su traktoristu bus komandai. Gerai, prisiminkite visą komandą, o dabar maždaug užšokite ant mašinos ir paaiškinsite taisyklės. Žodžiu, vienas iš komandos draugų, nu jūsų iš komandos narių, užlips ant to tilto, aš galiu kol kas užlipti, jūs čia galite pabūt. Va, žodžiu, užlipsite nuo šito tilto ir tenai atsistosit prieš tos tvarelės. Prieš tos tvarelės, kur virš tų vėžių, kur mašinos, ir tenai kitas jūsų draugas komandos turės važiuoti su mašina iš tuo keliu tiksliau, ir jūs turėsite šokti ant tos mašinos. Tik iškart sakau, kad jūs turėsit biškį anksčiau pamėgti, kad šoktumėt, nes tas šuolis biškį laiką užima. Ir maždaug va čia tai jūsų vietos komandos žmogus važiuoja ir jūs turit va dabar iššokti. Jeigu užšokat ant mašinas, jūs laimit, jeigu neužšokat, tai tiesiog nelaimit. Ir kas užšoks, gaus premiją. Ne, dautą pilotą važiuosim, tiesiog maždaug greitis, kad būtų apie 70. Ir įstokit vėl prie senelės. Tenai komandom, kai buvo atsistoję tenai Farbinis su Oskiu, tada traktoristas su Manembros ir Fredas su tanko. Na tai va galim pradėti su traktoristą. Kaip traktoristai nori vairuoti ar šokt? Parašyk čia į žaidimą. Šokt. Tai žodžiu, tu išlipti jau tenai, o kiti galit prieiti va čia pažiūrėti maždaug, kad jeigu neįsivaizduoja, tai kad maždaug suprastumėt, kaip čia reikia daryti. Ir parašyk į raciją pliusą, kai būsi pasiruošęs traktoristai. Gerai, va, aš pradedu važiuoti ir tu turėsi užšokti. Maždaug ant 70 važiuoja. Neužšokai, bet nedaug trūko. Nes aš gan greitai važiavau, bet nestabdykit, 5 dienų bus. Gerai, dabar imk vairą Farbinis, tarkim, ar kas nori šokti iš jūsų. Apskritai, kas nori šokti, rašykit. Nu va, o pirmesnis parašė, kas tenai, Oskis, tai Oski eik šokti, o tu Farbi imk vairą. Kas jau dalyvavo, tai traktoristai, tu tiesiog irgi, va, gali vėsisės. O Tankėdis su Fredu palaukit. Maždaug čia jau galėsi sukti. Ir tenai palauk dar nevažiuok, Oski pasiruošęs ir raciją pliusą parašyk. Gerai, jau gali pradėti Farbiu važiuoti panašiai ant 70 greitis. Ir vėl neužšoka. Maždaug dabar jau matau supyką, mušą, o galėsi į bokso salę paskui neit. Ir dabar ateinate, jeigu paskutinė komanda, Tankėdis ir Fredas, įsirinkit, kuris vairuoja, ateikit į mašiną, kas vairuos, o Tankėdis vairuoja. Tai va Tankėdį vėl važiuok ir tai tenai į tą startą. Matau, Fredas jau stovi ten į viršai. Tai jau net neklausia, ar pasiruošęs, va čia startas, jau gali pradėti važiuoti. O jau daug anksčiau šoka, beveik, nedaug trūko. Na, žodžiu, tada galim, jeigu norit pakartot, galim padaryti tie, kas šoka, tie važiuos, kas važiavo, tie šoks. Gerai, tada žodžiu, tada ateikit vėl tam